1945 m. rugsėjo 21. Ta naktį aš numiriau. Fu, velnės. Prakeikti valkatos, murziai. Ei, atsargiau, žiūrėkite, kur einat. Fu, iš rykštynės. Jis gal jau miręs? Amerikiečiai tuoj atvyks bet kuriuo metu. Gėda tik daro. Laikas išvilkti šią visas tas valkatos subinės. Mamytė. Kokia dabar diena? Setsuko. Dar vienas. Kas tai per daiktas? Nesvarbu, koks jau skirtumas, tiesiog išmesk ir baigta. Klausyk, šitas taip pat rodos jau merdi. Iš jo akių jau matyti. Jonvabalių kapas. Pagal to paties pavadinimo Aikiuki nusako romaną. Kompozitorius Mikio Mamiya. Operatorius Nobuo Kujama. Prodiuseris Toru Hara. Scenarijos autorius ir režisierius Isao Takahata. Kobe, 1945 m. birželio 5. Oro pavojus, oro antskridis į slėptuves, greičiau visi į slėptuves. Pone Sakamaki, jūs matėte 100 bombonešių? Bėkite slėptuvę greičiau už gaisrinės, ten turėtų būti saugiausia. Man karšta. Nesikaprizink, būk klusni mergaitė. Tai būtina užsidėti, pakentėk.
Gal aš einu į slėptuvę pirma jūsų. Slėptuvėje bus saugiau. Būkite atsargus, paskubėkite ateiti. Lauksiu jūsų. Setsuko neišdykauk ir klausyk savo brolio. Mamytė, nesijaudink dėl mūsų, eik greičiau į slėptuvę. Gerai, gerai. Mama, ar pasiėmei savo vaistus? Taip, turiu, jie čia, nesijaudink. Nekenčiu slėptuvės. Man tai nepatinka. Tu ką nori žūti nuo bombos? Nagi greičiau. Ropškis ant nugaros. Mano lėlytė. Antskridis. Antskridis. Broli. Slėpkis. Broli. Broli, kas tai buvo? Broliuk. Broli, man baisu. Nesikrapštyk, paskubėkit tu. Reikia išnešti ir suspėti daiktus. Paskubėkit. Tai gyvuoja imperatorius. Čia mes saugus, nesijaudink. Broli, o kur mamytė? Slėptuvėje, o kurgi daugiau?
Slėptuvė prie gaisrinės gali lengvai atlaikyti bombų smūgius. Nesijaudink dėl jos. Ji tikriausiai mūsų ieškos Nihonmatsu stotyje. Mes su ją ten ir susitiksime, palauksime jos tenais. Šiek tiek pailsėkime ir taip pat eisim vėl. Viskas bus gerai, Setsuko. Aš pamečiau getuką, žiūrėk. Aš tau nupirsiu naujus sandaliukus, dar geresnius. Aš irgi turiu pinigų. Imk, atsek. Oho, kokia tu turtinga, Setsuko. Po bombardavimo lietus visada tamsus. Viskas nušluota nuo žemės paviršiaus. Viskas supleškėjo. Žiūrėk, ten buvo miesto rotušė, mes ten eidome valgyti. Ar mūsų namas taip pat sudegė? Tikriausiai. Ką mes dabar darysime? Tėtis privers juos už tai sumokėti. Mama, mamytė. Taigi, ne tik mano vieno namai sudegė. Dabar mes visi toje pačioje valtyje likimo broliai. Kaip baisu, bet mes bent jau išgyvenom. Čia 2 bombos pataikė, neįmanoma užgesinti ugnies. Jei bandysi jas lupinti, tai tik dar labiau paskleis alyvą aplink. Tai ne ji. Čia pačioje jos nėra. Broliuk, aš noriu sisiuko. Tu jau, eime. Dėmesio. Ičirizukos ir Kaminišio gyventojai. Pradinės mokyklos pastate yra suteikiama pirmoji pagalba. Kas tau? Man skauda ir niežti akytes. Netrink jų. Eime į mokyklą, praplausėme jas. O kur mamytė? Ji bus mokykloje. Mokykloje? Taip, eime. Seita. Ar jau matei savo mamą? Ji sužeista, tu nueik pas ją, aš prižiūrėsiu tavo sesytę. Buvo baisu, Setsuko, tu verkėjai? Tavo brolis turi trumpam kai kur nueiti, palauksim jo čia, gerai? O, Seita, aš ieškojau tavęs, ar tu viskas gerai? Kur mano mama? Eime čia. Ar šis žiedas tavo mamos, tiesa?
Mums čionais. Pagaliau jinai užmigo. Iš tiesų, ją reiktų nuvežti į tikrą ligoninę. Girdėjau, kad Kaisėjaus ligoninė Nišinomijui nenukentėjo. Mano mama turi problemų su širdimi, ar ji gali vartoti savo vaistus? Aš pasidomėsiu. Paklausiu daktaro. Jei manęs prireiks, būsiu netolies. Mama. Tu ją matei? Taip. Tai siaubinga. Mane troškina, noriu gerti. Jei galiu ką nors padėti, tu sakyk man. O ar jūs jau pasiėmėt savo sausus davinius? Aš to jau atnešiu. Saugok šį žiedą savo piniginėje. Tik nepamesk, žiūrėk man. Mama nestipriai sužeista, bet ji pasveiks. O kur jinai dabar? Ligoninė? Nišinomijai? Šiąnakt liksime nakvoti čia mokykloje. O rytoj eisime pas tetą į Nišinomiją. Gerai? Susitarėm? Na, gerai? Mes būsime antrame aukšte. Prisijunkite prie mūsų. Labai ačiū Jums. Būtinai vėliau ateisime. Tuomet pasimatysim. Iki pasimatymo, Setsuko. Nori gal ką nors užvalgyti? Noriu pas mamą. Galbūt rytoj pas ją nueisim. Šiandieną jau per vėlu juk. Sesyt, pažiūrėk, kaip aš moku. Mes nutarėm nenuvinioti tvaršių, geriau nematyti jos kūno, visas sudarkytas. Baisus karštis. Ir reikia išvežti sunkvežimiu kuo skubiau. O kur tavo sesė? Nišinomijai, aš nuvežiau ją pas tetą. Apsistosime pas ją, manau, jį pasirūpins mumis. Aišku, tuomet viskas gerai. Gerai, turiu daug darbo, sėkmės jums.
Mama, o kur mama? Ar ji vis dar nepasveiko? Taip, vis dar serga. Sveikas sugrįžęs. Kaip tau mama? Ar įkaisėjausi ligoninėje? Taip. Jums pasisekė, kad jūsų tėtis tarnauja jūrų laivyne. Jis ir suorganizavo, kad jums daiktus atvežtų automobiliu. Jūsų kambaryje aš patisiau fotonus, čiužinukus ir ištempiau tinklus nuo odų. Dėkoju. O kaipgi dabar mama be žiedo? Jei jo nebereikia? Jie atidavė jį man? Svarbu, kad būtum atsargi, saugok ir nepamesk jo. Mūsų mama. Kai mamai pagerės, mes ją aplankysim. Supratai? Na ką, eisime gučio, gerai? O, vytintas tunas, silkė, džiovintos bulvės, džiovintos slyvos. Negaliu patikėti, tai sviestas. Tokių dalykų šiais laikais už jokius pinigus nepaimsi. Viskas, kas geriausia, dabar atitenka kariams. Beje, Seita, ar buvai užsukęs į ligoninę? Aš norėčiau pasikalbėti su tavo mama. Kartu galėčiau nusivesti ir Setsuko jos aplankyti. Kažkas nutiko blogo? Mama mirė dar būdama mokykloje. Ką tu čia kalbi? Mirė? Kodėl man iš karto to nepasakei? Kodėl? Kodėl slėpei? Norėjau, kad Setsukos nesužinotų. Numirė? Tai siaubinga. Reikia greičiau parašyti tavo tėčiui apie tai. Ei, broli, žiūrėk, jie man nupirko naujus getukus. Tau labai pasisekė, Setsuko. Labas. Vargšeliai mano. Labai ačiū, tetulė. Kas ten tokį garsą skleidžia, a? O, tai varliek varkuolė, nereikia jos bijoti. Žiūrėk, jonvabalis.
Pamėgink sugauti. Ai, sutraiškytų jį. Fui, kaip jis dvokia. Nereikia taip suspausti delniukų. Tu tik pažiūrėk, jų čia begalybė. Setsuko, užsimerk ir pasakyk A. O kam? Nu tiesiog, užsimerk ir pasakyk A. Ledinukas? 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 Seita, aš vos jo neprarijau. Mes sugrįžome. Ko taip vėlai, kur jūs buvote? Ar padėkojate tai poniai? Taip. Skaniai atrodo. Seita, ar tau nereikia eiti į mokyklą ar į kokį darbą? Kodėl sėdi namuose? Taip, bet plieno lydymo gamykla, kurioje aš dirbau, subombarduota. Ir mano mokykla sudegė, nebėra man kur eiti. Aišku, tikiuosi, kad jau parašys savo tėvų laišką. Aš jau išsiunčiau laišką per karinio jūrų laivybo valdybą. Ir kadagi? Iškart po to, kai tik čia atvykau pas jūs, jau prieš 10 dienų gal. Keista. Jau turėjote į atsakymas. Setsuko, grąžink žirklutes, kai baigsi su jumis dirbti. Na ir kas naujo fronte? Padėtis darosi vis beviltiškesnė. Kuo daugiau gamyklų mes prarandame, tuo sunkiau dirbti likusiems. Visi ruošiasi laukia neišvengiamos invazijos. Taip, tu teisus, todėl darosi vis sunkiau prasimanyti ir maisto. Kenčia ne tik mūsų kariai, visi badauja. Laikyk, dukryt, tu taip pat dirbi mūsų šalies labui. Valgyk kiek telpa, po to darbokis kiek jėgos leidžia. Ir vėl. Tai jūs priglaudėt porelę benamių vaikų, taip. Varšelė tokie jaunučiai ir jau neteko mamos. Našlaitėliai. Kas yra? Peršti? Karšta man. Nekenčiu slėptuvių. Susim, pakentiek, nesijaudink, tau brolis su tavimi. Ar nori nueiti prie jūros? Taip, taip, žinoma. Eime prie jūros, broli, eime. O, tu tik pažiūrėk, čia vien daržovių lysvės.
Ką jie ten daro? Renka jūros druską? Todėl, kad dabar druska ir sojų padažas yra normuoti daviniais? Setsuko, renkis, paskubėk. Vanduo dar kiek šaltokas. Šalta, šaltas. Bet jau gera, ar ne? Dabar už tai nenešties. Tai lyg milžiniškas kubilas. Aur. Tuoj tave pagausiu. Pagausiu. Aur, aš lokys. Tuoj tave suėsiu. Čik, čik, čik. Čik, čik, čik. Krabo žirklutės. Čik, čik, čik. Broliui, ten kažkas miega. Nereikia, nežiūrėk. Eime. Kai dar labiau atšils, išmokysiu tave plaukti. Jei plaukysim, tuomet išalksim. Jei plaukysim, tuomet išalksim. Seita, Setsuko, laikas namo. Jau turbūt išalkot, valgys jau paruoštas. Atbėkit pavalgyti. Motušė, mes taip tavęs pasiilgome. Kaip gera tave vėl matyti. Na, o kaip tau, dukrytė, čia ir viskas gerai. Man viskas gerai, nesijaudinkit, žmonės čia taip pat geri. Noriu valgyti. Aš alkana. Paskubėkit namo, kol nepatekome po bombomis. Aš pavargau. Panešk mane, broliuk. Oro pavojus. Tavo mamai kimono jau nebereikės. Iškeisk jį ryžius, prašau. Aš jau kurį laiką mainau ir savo daiktus į maistą, dabar už pinigus nieko nenupirksi. Už jį tu tikriausiai gautum pilną maišą ryžių. Visą maišą? Seita, jums juk reikia kažkaip maitintis. Na, koksgi iš tavęs bus kareivėlis, jau užaugsi silpnutis. Tikrai pilna maišą ryžių? Jūsų mama tikrai neprieštarautų visą tai išmanytum naudingai. Gerai, aš jį nunešiu pati. Ne, atiduok. Setsuko, vaikeli, kodėl tu dar nemėgi? Ne, tai mamytės drabužiai. Tai mamos kimono. Nedrįskit imti jo. Tai mamytės, atiduokit man jį. Palikit. Setsuko, paleisk. Apsiramink. Ne. Setsuko. Ne, Setsuko. Paleisk mane.
Kokie puikūs ryžiai, tiesa? Mes šį vakarą turėsime puikią ryžių vakarienę, taip, Setsuko? Na štai, tai jūsų dalis. Baltutėliai ryžiai, Setsuko. Laikyk, prašau. Mano dukra ir gyventojas labai daug dirba. Aš privalėjau duoti ir jiems šiek tiek ryžių. Skanu, tiesa? Puikūs tikri balti ryžiai. Aš noriu dar. Gerai, tuojau. Šiandieną pas tave žvėriškas apetitas, ar ne, Setsuko? Man labai skanu. Na, kasgi tau? Aš nebenoriu ryžių košės. Ar mes nebeturime daugiau džiovintų slyvų? Jau seniai užbaigėm. Štai jūsų pietus. Dėkoju, aš jau eisiu. Sėkmės. Aš irgi bėgu, mama. Būk atsargi, dukry. Valgysim ryžių kukulius tik pietums, pakentėk. Nesvajokit net, pietums gausite irgi košės. Manai, kad tokie tinginiai kaip jūs nusipelnote tokių pačių pietų, kaip ir sunkiai tautos labui dirbantys žmonės? Ar jūs nusipelnėte ryžių? Seita, tu jau pakankamai suaugęs, kad suprastum, jog visi turi dirbti, padėti vieni kitiems. Tu vis prašai ir prašai ryžių, bet ar tu juos užsidirbai? Ar padarai ką nors, kad jie atsirastų ant stalo? Dėja nieko, visiškai nieko. Aš duodu jums ryžių ir maitinu, o jūs dar ir nepatenkinti. Bet čia ryžiai tai mūsų. Na ir kas? Ką nori to pasakyti? Gal kad aš dar ir sukčiauju, taip? Kaip drįsta taip sakyti? Po to, kai aš judu priglaudžiau, maitinu, jūs... Puiku, nuo šiol mes gaminsimės valgį atskirai, valgysim tik savo. Tuomet nebus nusiskundimų ir sukčiavimo. Tarp kitko, Seita, jūsgi turite ir kitų giminaičių Tokijoje. Ar ne taip? Iš jūsų mamos pusės rodos. Kodėl neparašai jiems laiško? Mūsų gali bet kada vėl bombarduoti. Bet aš nežinau jų adreso. Eime namo. Taip, eime, tėtis mūsų laukia. Varlės jau kvarkia. Laikas į namus. Na štai ir aš, atleisk, kad teko taip ilgai laukti. Kas negerai? Aš alkana ir ištroškusi. Tuojau. Palauk. Štai, imk ledinuką. Mama banko sąskaitoje turėjo susitaupiusi 7,000 sienų. 7,000 tai pakankamai, kad galėtume savarankiškai gyventi. Taigi nesijaudink. Rašau tėčiu, kad kuo greičiau atrašytų, nes Setsuko labai laukia. Taip, tau pasisekė. Šiais laikais taip lengvai nerasi viryklės kaip ši. Beveik neįmanoma surasti ir jokių kitų parduodamų buities indų, be to dar ir iš metalo. Aš dar paimsiu šešukas ir... Gal dar turėtumėte ir skėtį? Skėtį? Tuoj pat, net nežinau, palauk. Lyja, linoja, lašnoja, brolis su sesė, po skėčių namolio kulniuoja. Kapt ir kapt, tekšt ir tekšt vandenėlis, lietsargio kraštais. Štai tai debesėlis maitina jį lietučio lašais. Štai taip, sesytė, broliui pavyko. Tik būkite atsargus ugnimi. Gerai. Kuo jie ten abu užsiminėja? Jie dabar ruošia maistą patys savo.
Na ar puiku, dar prašyčiau. Mama, ar tu vėl ant jų bareisi? Taip, nes jie niekaip neatsiprašo manęs. Dar jie netgi nusipirko viryklę, kad tik mane paerzintų. Jau prisivalgiau. Prie maisto taip nepagarbiai niekas nesielgia, broli. Na, pabaig. Tik dabar mes galime sėdėti kaip tik norim. Štai, ryžių davinys 2. Tik tiek? Tikrai taip, kitas davinys bus Liepos mėnesį. Duok, leisk man. Skanu? Visi skoniai kartu. Vynuogės, braškės, melionas, mėta. Nuostabus kokteilis. Setsuko, išgerk viską. Iki paskutinio lašelio išgėriau. Na kaipgi kitai, patys atsigulė, o indus išplauti paliko man. Nors savanaudžiai mažiai. Na, trūksta žodžių, tie vaikai gali tikri egoistai. Ir vėl. Mama, mamytė. Seita, mano duktė ir gyventojai sunkiai dirba mūsų tautos labui. Jiems reikia įsimiegoti, o jinai savo verkimu juos pastoviai žadina. Vieną kartą nutildyk tu ją, mes ir taip nesimiegame dėl tų prakeiktų vis pasikartojančių oro antskridžių. Mama, mamytė. Mamytė. Centrinės karinės valdybos pranešimas. Artėja keli priešų bombonešiai. Seita, ir vėl bėgi slėptuvę? Tu jau pakankamai suaugęs, kad padėtum kovoti su ugnimi, ar ne taip? Noriu eiti namo. Aš nenoriu gyventi pas tetą. Mes jau nebeturime namų, į kuriuos galėtume grįžti.
Plaukia laivas, lyg didelis tunas. Jis aukštesnis už namą. Šis didelis laivas tai tėtis. Laiveliai, vaikeliai. Gal baigsite ar ne? Ar nesuvokite, kad dabar vyksta karas? Judo abu man keliate vien tik rūpešius. Mane visi apkalbinėjau. Porelė veltėdžių ant mano galvos. Štai kas jūs. Per antskridžius iš jūsų nėra jokios naudos. Tik sėdit slėptuvė ir viskas. Jei tokie bailiai, taikit ir gyvenkit toj slėptuviai ar kokiam kitam urve. Sese, žinai ką? Mes gyvensime čia. Niekas čia negyvena, niekam nereikalinga. Sienos mūrinės tvirtos, galėsim čia įsikurti, kaip mums norėsis. Ar mes tikrai čia galime gyventi? Čia bus mūsų namas? Per ilgai kėlėme jums rūpesčių. Ačiū jums už viską, mes jau išsikraustome. Išvykstate? Kur? Dar neapsisprendėme. Na ką, būkite atsargus, pasirūpinkite savimi. Laimingų jums, Setsuko. Čia bus mūsų virtuvė. O čia paradinis įėjimas. O kur bus tualetas? Jis gali būti bet kur, pati nuspręs. Gal nori su manimi kur nors nueiti? A? Dėkui jums už vežimą. Palikite jį ten. Ar negalėtumėt mums parduoti šiek tiek daržovių ir šiaudų? Gal ir galėčiau, nors nedaug ir beliko. Gaudyk. Man jau tįsta seilės. Aš taip pat išalkau. Nebeturėsime ryžių, valgysim varles. Varles? Jos labai skanios. Setsuko, geriau pasislėpk po tinklu nuo uodų. Kas nutiko? Aš pamiršau pasiimti savo dantų šepetėlį. Nieko tokio, vieną naktį ir be jo apsieisi. Pilna uodų visur, greičiau lįsk po tinklu. Ten labai tamsu, man baisu, bijau. Broliui reikia į tualetą. Gal norėtum ir tu? Ten kamikadzė. Panašus į jonvabalį.
Taip, taip. Prisigaudom jonvabalio, a? Gerai, lysk. Aš matau tavo veidą. O aš tavo taip pat. O geras. Segtukas plaukams. Puiku, prisigaudykime jų kiek galima daugiau. Kartą aš buvau jūrų laivyno parade, dar prieš tau gimstant, Setsuko. Jūrų laivyno parade? Taip. Tėčio kreiseris Maja buvo rikiuoti tarp kitų imperatoriškojo karo laivyno laivų. Plaukė jūromis galingos tvirtovės ir gina mūsų kraštą nuo priešų. Ei, priešo lėktuvas! Įdomu, kur tėtis kaunasi dabar. Pasitrauk nuo manęs Seita, man sunku kvėpuoti. Ką tu darai? Kasu kapą. Mama juk taip pat guli kape. Teta man taip sakė. Jie sakė, kad mama mirė ir dabar guli kape. Setsuko, aplankykime jos kapą. Setsuko, ar tu atsimeni tas kapinės prie Nunobikio? Ten mama ir ilsisi, po didžiuliu kamparmedžio.
Kodėl jonvabaliai taip greitai numiršta? A, broli? Ei, pažiūrėkit, panašu, kad čia kažkas gyvena. Tikriausiai neteko savo namų. O gal koks pamišęs atsiskyrėlis apsistojo, a? Žiūrėk, supynės. Čia gyvena vaikas. O čia kas? Lai bus lengva tau ši žemelė. Gaila, kad tai netikras maistas. Setsuko, čia prašyta setsuko. Žiūrėkit, džiovintos varlės, kaip šlykštu. Neįsivaizduoju ir kasgi galėtų jas valgyti. Niekas, ką aš pažįstu, niekada nevalgytų šitokias bjaurasties. Fui, trintasojų pupelių ankštis. O aš maniau, kad tik man vienam duoda valgyti visokį brudą. Ei, gelbėkitės, vaiduoklis. Palaukit manęs. Palaukit. Aš jau viską išmaniau į ryžius. Netgi mamos kimono. Daugiau neturiu ką parduoti. Prašau, ponė, aš galiu jums sumokėti už ryžius pinigais? Atleis, bet aš jau negaliu jums nieko nei parduoti, nei iškeisti. Nors aš ir ūkininkas, bet net ir man nepakanka ryžių savo reikmėms. Argi jūs neturite kitų giminaičių? Aš neišeina man su jais susitikti. Tuomet paklausykite mano patarimo ir sugrįžkite pas savo tetulę. Dabar viskas normuota, viskas skirstoma į davinius. Jūs neišgyvensite, pražūsite gyvendami atskirai. Tiesiog nuryk tu tą savo išdidumą ir atsiprašyk jos. Tiek to, dėkoju jums. Aš paprašysiu pas ką nors kitą. Tu esi jūrų laivyno karininko sūnus, tiesa? Tad pasistenk būti orus, laikykis ir sėkmės jums. Ar tai mums galima? Nešdinamės. Visai nesvarbu, mėgsti tu tai ar ne, privalai valgyti, kad užaugtum didelį. Seita. Ką?
Man pilvuke kažkas. Aš prastai jaučiuosi. Gal tu persišaldėjai? Aš visada viduriuoju. Ach, tu nenaudėlė. Atleiskit man. Pone, atleiskit man. Aš galiu sumokėti, aš nenorėjau. Mano mažoji sesutė serga stipriai. Aš juk norėjau kažką į saldaus atvežti. Taip, pažįstamės tokius. Maisto vogimas karo metu tai rimtas nusikaltimas. Ak, tu šunsnukis stok. Ateik čia. O kas čia dabar? Dar ir bulvinų švilpiai. Tai čia tu esi tas, kuris pastovi vagiliauja aplink. Broli, Seita. Atleiskite, aš daugiau niekad taip nedarysiu. Prisiekiu jums. Galėsi pasakyti tą policijoje, aš tave nuvesiu ten. O dabar žygiuok, tikiuosi jie tave uždarys. Broli. Prašau, jis serga. Jie manęs reikia. Seita. Broli. Viską supratau, nusikaltimas akivaizdus. Ačiū, aš tuo pasirūpinsiu, jūs galite eiti. Bet pareigūne, jūs jau pakankamai prikūlėt šį vargšą vaiką. Aš netgi galėčiau tai pavadinti nusikaltimu. Aš, gerai, aš jau dingstu, pareigūne. Šiąnakt bombardavo Fukujų. Vaikė, gal norėtum stiklinės vandens? Setsuko. Broli. Broli. Pasakyk man, kur tau skauda. Eime pas gydytojus, jis tave išgydys. Setsuko. Broli, man reikia tualetą. Galėtum truputėlį pakentėti, Aha. Nagi, ropškis, lipk. Brolis nubėgo į kalnus. Parneš šiek tiek malkų mums. Greičiau. Setsuko, pavakarieniauk. Moliūgas labai skanus, skonis lyg saldaus džemo. Nemėgstu aš jo. Paklausyk, Setsuko, jei tu nevalgysi, tėtis ant mane supyks. Nagi, aš tau padėsiu. Aukščiau galvą ir skanauk. Kai tik tau pasidarys geriau, aš tave vėl nusivesiu prie jūros.
Dabar aš tau tikrai surasiu, ką nors skanaus pavalgyti, Setsuko. Broli? Broliuk? Šitie skudurai priklausė tavo motinai? Jogdarys. Melo kojos trumpos, nebandyk man prikišinėti beverčių daiktų, melagį. Setsuko. 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 Broliuk, noriu gerti. Įkvėpk. Iškvėpk. Daktarė, paskutiniu metu jai niekaip nesiliauna viduriavimas, prakaitavimas, išberimai, o jūros vanduo greitai pažeidžia jos odą. Viskas dėl blogos mitybos, o nusilpo nuo nesibaigiančio viduriavimo. Sekantys užeikit, ar galite suleisti kokiu vaistu? Ar paskiepyti? Nenoriu. Aš nenoriu adatos. Daktarė, prašau, padėkite kaip nors, prašau. Vaistų. Viskas, ko reikia šiai mergaitai, tai tik normalaus maisto. Normaliai maitintis? Kuo skundžiatės? Iš kur aš gausiu to maisto? Koks aš alkanas. Ko norėtum valgyti? Ryžių, žuvies kepsnio, želės. O ko dar? Ledų. Ir dar... Labai norėčiau anų vaisinių ledinukų. Ledinukų? Gerai. Nuimsiu visus likusius pinigus nuo sąskaitos ir nupirksiu tau visko, ko tik užsimanysi. Broliuk, aš nieko nenoriu. Tik, kad tu būtum su manimi. Niekur neik, pasilik su manim. Nepalik manęs vienos. Nepalik. Nesijaudink, Setsuko. Aš tu nupirksiu gero, skanaus ir sotaus maisto, kad sustiprėtum. Aš niekada tavęs nepaliksiu vienos. Niekada. Aš to pažadu. $3,000 ienų. Girdėjau, artinasi taifūnas. Po to, kai pasidavėme amerikiečiams, maža to, tai dar dieviškasis vėjas mums ant galvos nusės. Pasidavėm? Mes pralaimėjom karą?
Tu ką negirdėjai, gal iš dangaus iškritęs? Nejau tai tiesa. Didžioji Japonų imperija pasidavė? Taip, žmogau. Besąlygiška kapituliacija. O kaipgi su imperatiškuoju laivynu? Nieko nebeliko, viskas jau dugne nuskandino. Nepaliko nei vieno net laivūkščio. Ką? Ar mano tėčio kreiserį taip pat nuskandino? Tai todėl ir neatrašė jis mums? Iš kur aš galiu žinoti, trenktas kažkoks vaikis. Būkit jūs prakeikti amžiams. Noriu valgyti. Tėti. Dabar ir tėčio nebėra. Jis taip pat miręs. Tėti. Setsuko, atleisk, kad pavėlavau. Tuoj paruošiu tau šiek tiek kryžių. Jie pakyla ir leidžias žemyn. O, sustojo. Aš nupirkau šiek tiek vištienos ir kiaušinių. Ir dar žinai ko? Setsuko, kas tau burnoje? Čia stiklo akmenėlis, tai nelidinukas. Aš tau kai ką nupirkau, ką tu labai mėgsti. Tau labai patiks. Broli, paimk, vaišinkis. Kas tai, Setsuko? Ryžių kukuliukai. Aš pagaminau juos tau. Paimk vieną, paragauk. Tu jų nenori? Setsuko. Žiūrėk, koks gražus arbūzas. Aš jo nepavogiau, pirkau. Imk, paskanauk. Paragauk. Koks skanumėlis. Laikyk, tu išvirsiu tau ryžių košę su kiaušiniais. Paliksiu visą arbūzą prie tavęs. Gerai? Ar gerai? Broli. Ačiū tau. Setsuko taip ir nepabudo daugiau.
štai. Anglis kremacijai, kadangi tai vaikas, turėtum likti visose apeigas šventykloje. Drabužėlius parink jai lengvesnius, kad geriau degtų ugniai naudok pupų stiebus. Nepaisant nieko, graži dienelė šiandien. Čia niekas nepasikeitė. Kaip gera vėl grįžti į namus. Žiūrėkite, senasis mūsų gramofonas. Man taip jo trūko. Kaip aš pasiilgau šio peizažo. Greičiau sugrįžk.
Sekantį rytą jis atsuko ledinukų skardinę iš pelenų, ištraukiau ir įdėjau gabalėlį sesės angliuko ir nusileidau nuo kalvos žemyn. Daugiau niekada nebegrįžau į mūsų buvusią slėptuvę. Seita, broliuk. Na ką, eisime gučiu? Gerai? Išvertė ir įgarsino LVB.